Sveiki, antra dalis, kaip tvarkomės kiemą. Ką jau pasidarėm, tai susidėjom vejos bortelius metalinius, kur atskiria augalų zonas nuo vejos. Darėm iš metalinių juostų. Juosta yra 7 cm aukščio, 5 mm storio. Pirkom Litagrai. Taip pat susikalėm, kad juostą laikyti 16 mm diametro armatūrą ir jas privirinom prie jos. Tai kaip privirintos, tai ir neprivirinus šiaip laiko tą formą, viską kaip išlankstyta, bet privirinus gerai, kad galima aukštį dar pasireguliuoti, jei kažkur reikda kaltą. O kam virinai? Šiaip tiesiog, kad viskas būtų tvirta, vientisa, laikytųsi, kad nevyktų kažkas, neiškilnotų dar kažkokių nesąmonių. Dėl juostų tai ir kiti sakėt, kad Litagroje nematėte, tai jeigu internetiniam puslapyje tik puslapį, tai yra tiesiog ten duotas telefonas, ar realiai turbūt turi skambinti ir užsakinėti, arba važiuoji į vietą ir užsakinėji irgi ir atveža, arba pasiemi pat. Bet rekomenduočiau, kad atvežtų, nes atveža 6 metrų, jeigu daugiau reikia, tai labai patogu iš 6 metrų dėt, greit labai deda. Kiek atvežimas kainavo? Kaune kainavo 50 € plus PVM. O kiek iš viso sumokėjai už juos? Už juostas apie 600 gavos, man atrodo. O kiek pirkai juos? 150 metrų, man atrodo, gavos juos. Na, grubiai apie, man atrodo, 4 € į metras kažkas toko gavos. Gerai neatsimenu, bet ką dar pasidarėm, suvedžiojom visur elektrą, kur bus apšvietimai augalam, rozetės, robotai. Jau kitą savaitę robotą gausim? Jo, dar aišku nebus ką pjaut kitą savaitę. Tas svarbu. Bet jau greitai. Prieš lyginant viską praėjom kelius kartus su kultivatorium. O kodėl reikia su kultivatorium praeiti? Kad išpurent žemę, nes buvo vietom, pavyzdžiui, kur čia jau metai laiko pas mumis stovėjo, tai buvo kai akmuotas juodžemis. Saharo. Jo, išdžiūvęs ir dabar gerai, kad praeitą savaitę nemažai lijo, tai labai viskas lengvai išsipureno. Ką dar padarėm, tai irgi susižymėjom, kad su kultivatorium neužvažiuot, kur yra purkštukai. Tiesiog matos vėliavėlių pilna kaip golfo lauke. Ir viskas čia sklandžiai važiuoja. Daug darbo su to levelingo įrankiu. Tai nemažai pas mus 1,20 m pločio, tai kai stumdai ir prisikaupė ant jo daugiau žemės, tai ir ką veikia. Parodė, kaip jis dirba. Iš esmės, tai kai nedaug reikia, tai pirmyn atgal važinėja ir labai greit lyginasi. Čia dabar labai bjauri vieta, pilna akmenų, reikia užsigrėti, bet tokiu principu. Šiaip į priekį stumant daugiau, kai jėgos duodi, tai jisai labai skuta žemę, o kai traukia atgal, į griovius užsipildo, ta žemė vėl subėga. Šiaip nežinau, kitų būdų kažkokių lyginti, tai reiktų taip daugiau turbūt. Geriausias variantas. Kai ten dėtis kokią paletę ar kažką dar turbūt sunkiau būti ir lėčiau. Tai kai baigsim šitą darytis pievą, galėsim išnuomoti. Levelingą. Nuomoj mačiau, bet mažiukų 1 centimetrų. Tai nežinau, lygint gal stokį, kad jėgos reikalauja daug, bet manau daug greičiau. Kokius dar įrankius naudojam parodyti? Naudojam krūvą greblių, nežinau. Tai naudojame dar 2 įrankius, tai yra Fiskaro grebliukas universalus žemėms ir lapams. Tai parodysime, kaip juos naudoti. Man tas, kadangi čia yra kaip ir pralyginęs, reikia visokius akmenis, tai mane mokino draugė, kuri apželdinimu apsiema. Tai kad būtent ne šitaip, o taip, kuo stačiau ir greblioti tokiais kuo smulkesniais. Kuo mažesnių spindulių braukti ir stengtis tada kuo tiesiau. Ir kuom yra gerai šitas būtent grebliukas, tuom, nes, kaip matote, dantukai yra labai užsirietę. Jisai pats yra labai lengvas, tai yra labai patogus su juo dirbti tada. Ir prikaupim čia visur visokių tada grumstelių. Prasilyginam, kiek galime, sakykim, tą plotą. Ir tada vėliau, dar kurių nepaėmė grebliukas, mes einame tada su lapštu grebliu ir irgi švelniai, kiek galima. Daug, kad kuo mažiau liktų įdubimų ir visus grumstelius ir akmenukus stengiamės surinkti, kiek įmanoma daugiau. Nes kuo daugiau surinksime, tuo mažiau problemų turėsime, kaip javutės sėsim. Pasirinkom Turfline Ornamental sėklas. Kodėl šitas? Žinau, visi rekomendavo. Svarbu sėklas renkantį, žiūrėkite galiojimo datą. Jeigu yra jau nebegaliojančios, nepirkit ir nesėkit. Sėjimui išsinuomavom Proseeder Mini. Labai greitai vyksta darbas, nes vienu metu ir sėja, ir valuoja.
Štai. Šį sėjimo aparatą pasirinkom vien dėl to, kad labai greitas darbas ir lengvas. Tai turbūt visą sklypą per kokį 40 minučių, gal net greičiau, užsėjom. Lyginom 2 dienas. Tokias vietos reiks rankom prabėgti, privažiuoti biškai sunku. Taigi, iki dabar pasidarėme šiuos žingsnius, įsikultivavome žemę, išsilyginome ir pasėjome veją. Ir dabar galų gale užsitęsėm agroplėvelę, naudojom 17 gramų į kvadratinį metrą tankumo plėvelę. Pati pigiausia ir šiaip tai funkcijai jinai ir skirta. Tai plėvelė padeda išlaikyti drėgmę žemėje, neleidžia vėjų išpūsti, lietui, kad nuplautų ir paukščiai, kad nenules. Šitą plėvelę laikysime, kol sudygs žolė ir galbūt jau šiek tiek pradės kelt pačią plėvelę ir tada nuimsime. Tai turbūt apie 2 savaitės. Prieš tai, kaip sumontavome laistymo sistemą, nebuvom visų zonų dar susireguliavę purkštukų, tai padarėme tą ir dabar laistome 2-3 kartus per dieną po 10 minučių. Vėliau, kai žolė jau užaugs ir bus stipresnė, laistysime 1 kartą anksti ryte, kokią turbūt 20 minučių ar kažkas panašaus. Sekite mūsų progresą Vaivadukų namai, Instagram ir YouTube. Iki kito karto.